Atvažiavome į šitos urvus, tai vaidom šluota labai. Kažkokį prisikabinę nuo medžio, akivaizdžiai lapą, didelį vaišluoja. Va, kokį plotą didelį apima, nereik lenktis per daug, nereik daug konstruoti. Puikiai. Va, atvarėm. Stengiamės kuo anksčiau atvaryti, kad turistų nebūtų, bet ale jau vis tiek 3 autobusai tupi. Va, čia tie putpelių kiaušiniukai gal, mažiukai tokie. Oi, kažkokia kamurkė užtirpę kavo euriuką sumokėsim, bet ką darysi, toks oras drėgna ir šalta, tai nelabai malonu. Dabar perfiltruoja kavą. Perfiltruoja, nu, tebūnie. Aha. Nu, aš noriu pasidžiaugti Donatu slaptai. Va, eina nešt 5000 tų jų pinigų, žodžio, apsaugai. Nu, ne apsaugai, žmogėnam. Nors šiaip prašo, kad ele parkavimas nemokamas, bet va atvažiavom, ten pasistatėm motorolerį, tai jau sako, mokėk, nu, bet bilietukus turi, nu, tai gal ir reik mokėt, ką žinau. Tai mes turėjom labai didelę kupiūrą, neturėjo jie gražos, ai, sako, eik, ir ale nemokamai. Bet va dabar kavikės, kadangi užsisakėm, iškeitė tos pinigėlius, tai va Donatas neša atgal pinigus už parkavimą, nors šiaip anksčiau turbūt būtume apsidžiaugę, kad tipo, čia nemokamai. O va dabar sąžiningi bandom būt, kad karma geresnė būtų. Tai labai noriu pasidžiaugti. Labas rytas. Atvykome į vienus didžiausių Vietname, nežinau, kur čia gal ir Azijoje, urvų, keivų vadinamų. 30 kilogramų. 30 kilogramų. Kilometrų. 30 kilometrų ilgio, ne? Jo, čia taip gražiai tarp kalnų šitie debesai. Nu, atvažiavom beveik 2 valandas, 1:40 gal užtrukom. Ir taip. Geriau anksti atvažiuoti, dar matėm tik vieną ekskursiją, nes šiaip tai būna... Ai, tai o kaip vadinasi šitie naruojai? Pong, na, kaip čia, palauk. Ne, čia tai Paradise Cave. Aha, Paradise Cave, bet pats regioninis parkas čia yra Hang Na, man atrodo. Tai va. Einam į keivus, sugalvoja apie buitinius reikalus. Buitiniai reikalai, žodžio. Tai kelionė yra labai daug to tokio daiktų, ne, kur padėjai, kur kas ką, kur ten bilietuks, kur ten pinigai, kur telefon, sakė, lelelelelelele. Ir pavyzdžiui, dabar Donatas nuėjo sumokėti. Ir, nu, kažkaip mano mintyse tai vis atrodo, kad Donatas yra tas užmarštuolis daiktų. O aš nesu. Bet kartais būna, nu ir va, pavyzdžiui, dabar situacija Donatas. Ir galvojam, kur bilietuką pasidėjom šito motoro rolerio, ne, už parkavimą. Sako, ką tu sakai? Sakau, kad tą gal tau padavė. Aš iškart sakau, ne. Pasirodo, padavė, pati pamiršau. Ir tiek kažkokio tokio erzelio. Nu, nedaug erzelio, bet vis tiek erzelis nebūna. Kur va esi įsitikinęs, jau 8% kartų tu, ane, esi neteisus šitais klausimais, o aš teisi, ale. Ale. O koks iš tikrųjų tas... O koks skirtumas, koks yra tas, ane, proporcija. Taigi ir aš būna pamirštu, tu būni pamiršti. Na. Tai va, buitiniai reikalai, nesinervin dėl tokių dalykų. O ypač kelionį visada kažką pamesi. Visada kažkokius... Nieko nepametėm, tu. Pametėm. Ai, akinių dėklą. Pametėm akinių dėklą, bet čia dėl to, kad 2 turėjom, tai... Vieną reikėjo atiduoti. Tiesiog paėmė ir... O skundėmės, kad per daug daiktų, tai va, ir panaikino patį nereikalingiausią. Na. Tai o kelionį visada tų daiktų pamesti reikia. Čia tik parodo kelionė materializmo tavo lygį.
Drugeliai skraido. Jeigu tau gaila yra pamest kažkokį daiktą, reiškia, tu esi labai prisirišęs, reiškia, turi didelį savyje materializmą ir prisirišimą. Nuo to, kad tu turi daiktą ar jo neturi, tu esi nei, nežinau, geresnis, nei blogesnis, nei labiau mylimas, nei labiau nemylimas. Neturėtum būti nei laimingesnis, nei nelaimingesnis. Jo. Tu blemba gerai atrodo. Tai va, tai jeigu pameti daiktus, reiškia, turi materializmą ir kelionė yra geras būdas tau išsiaiškinti, išsigrynint tą materializmą. Aišku, kai kompą pameti, labai liūdna. Nepametėm kompą. Nepametėm, bet labai liūdna būtų. Tai negu kad ten šitas akinių dėklas. Blemba, mes čia šiaip taip skubam, bet čia tokių įdomių išsiraitimų visokių yra. Tie medžiai tokie vis mes juos vadinam. Kamerą, palauk. Apsuk kamerą. Na, tai palauk, apsuk. 1, 2, 3. Apsukau kamerą. Tokie išsiraitėliai visokie. Netradiciniai tie medžiai. Čia kažkaip įdomu, kur Malaizijoje ir Indijoje buvo daug šitų beždžionių. Vietname mes nematėm, gal jų čia ir nėra, aš nežinau. Gal biški klimatas čia vėsiau atrodo. Bet žiūrėk, pietuose tai irgi šilta buvo, karšta. Prisiraita medžiai. Blemba, ir aš varau filmu. Prisiraitėlė. Nu, neaišku, kiek čia dar į priekį reikės. Nieko gerai pasivaikščioti yra. Biški pasivaikščiokim. Bet kaip faina, kai nėra nieko daugiau. Kaip gerai, kad atvažiavom anksti. Atsikelt, aišku, reikėjo po 5, kada mes čia kėlėmės. Bet užtat turistinės grupės visos čia atvažiuoja apie kokią 9, kiek žinom, kai skaitėm. O mes važiavom prieš 8, mes valandą priekį visų turistų ir kiek supratom, čia porą valandų eit, na jeigu mes būsim valandą į priekį, tai jau realiai neturėtų čia būti triukšmo daug mums. Greičiau, kol nepasirodė turistai. Bėkim, paskui bėkim. Ir sušilsim, nes jau nosis nušalo, pirštų nebejaučiu. Kaip įdomiai, va čia nebejaučiu. Laba diena, koks tu įdomus. Davai greit nuotrauką vieną. Tai aš nepadarys tau nuotrauką. Nepadarys. Nu į pohui, manom. Tai gal tiek. Prašom paklausyti. Tų garsų. Paukštelis. Vienas kukuotojas dar buvo. Sveikinasi gamta, bunda rytas. Orkestras. Gamtos orkestras. Tai ne orkestriukas. Labai faina. Kažkoks žiogelis. Kažką groja, kažkokie paukščiukai, kukuotai kažkokie. Ir šiaip labai faina, kad kai važiavom, aš užsidėjus tokį šaliką buvau, bet Donatas sako, ar jauti kaip kvepia. Nu ir nusiėmiau už tą šaliką. Šakis, tu važiuoji su motoroleriu link tų miškų. Nu, aš net nežinau, čia miškų galima tai vadinti. Bet kvepia tokios gėlės, tokios. Nu, įsivaizduokit, koks stiprus kvapas tau nereik paimti ir uostyti, kai nusiperki gėlių. Tu važiuojant, judėdamas, užuoti gėlę. Wow. Duoda kvapelę stipriai. Nu, gerai. Nu va. Pažiūrėk, po. Ir atėjom, man atrodo, čia. Aš čia tokį buitinį biškį, kol Donato laukiu, apie motociklus ir moteriškus plaukus. Tai žinau, kad norim nuotraukose ten būt gražu, ple. Bet realiai su motoroleriu važiuojant, tai visada turiu dabar segtuką, kur tiesiog susisegu plaukus
nes kitaip vėjas taip užvaro, kad aš vakare praktiškai neiššukuoju plaukų ir belia kiek jų nupešu. Tai tikrai patarimas yra važiuojant motoroleriu susisekti plaukus ir gal biškį įsikišti į maikę ar kažką, kad jie nesipuduluotų, mes Šiauliuose taip sakom. Tai žodžiu, nepasisekė, atvažiavom nors ir prieš 8, bet pirmą tarnautojų čia kažkokią ekskursiją su uniformom, atrodo kaip karininkų gal atvažiavę irgi atsikėlė anksti. Jo, tai aš ir taip galvoju, bandysim apsilenkti tą ekskursiją. Vaizdai jau gražūs, labai tie stalaktitai, amazing atrodo, matau. Bet čia vyresni, tai mes gal šitos žmogeliukus apsilenksim. Ir bus gerai. Biški, nes čia jie lietūnai tokie matau. Atrodo gerai. Hello. Tai lėtai eina. Gražu čia. Labai gražu. Tokių dar nebuvęs aš. Mes esam buvę didelėm urve. Bet ten mažiau erdvus, čia labai erdvus yra. Aukštas toks. Aukštas erdvus, nedusinantis toksai. Labai bandysim apsilenkti kažkaip. Jo. Neturi. Ateina į urvą, kad pasimėgautų ramybę. Gamtos, urvo tiksliau, tai rėkauja, laukiniai, ką aš galiu pasakyti. Jau seniai atrodytų, turėtų būti santūresni, nifiga, kaip sakoma, parėkaut. Ko čia rėkaujat? O, Tatilo, supranta lietuviškai. Supranta lietuviškai. Šaukia ir šaukia, Nešaukit, čia reikia mėgautis ramybę. O, mano. Iš čia dabar. Garsus. Stalaktitai, ne? Wow. Something out of this world. Something out of this world. Real paradise. Bereikalo turbūt vadina šitą pavadinimą gavę Paradise Cave, tai yra rojaus šitas keivas uola, nes tikrai toks kaip rojus beveik gal ir galingai, tik tai saulės nėra, bet šiaip tai grožis įspūdingas. Ir turbūt kiekvienam, kas lankosi Vietname, čia vietoje reikia apsilankyti. Aišku, visko neapšyksi, kaip sakoma, bet čia reiktų atvažiuoti. Yra daug vietų Vietname, žinokit, jeigu važiuot, tai žinokit, paskirti reikia mėnesį kokį, kad normaliai neskubant. Na, dabar su Gintarė sakom, čia kaip kosmose būtum toks kokiam mėnulį. Visai tas paviršius, visos uolienos, visai kitaip. Neįsivaizduotum, kad taip gali būti. Kažkas įspūdingo, nebereikalo UNESCO. UNESCO, man atrodo, šitas irgi įtrauktas. Čia daug vietų įtraukta UNESCO šiaip Vietname. Kaip apsaugos zona. Tai čia viens po kito vaizdas gražesnis. Meno kūriniai atrodo gamtos padaryti tiesiog. Praėjom visą keivą. Šitą uolą iki galo. Čia aišku ne iki galo, turbūt ten tęsiasi toliau, bet paprastai taip su bilietuku neina eit. Ekskursijos, man atrodo, daromos po kai kuriuos uola šitas 2-3 dienų, kur tu nakvoji uola. Tai čia 15-20 minučių atėjimas. Labai super, įspūdinga meno kūriniai. Man kituose, iš esmės nerealiai. Niekur daugiau kitur taip nematėm, kaip čia
Čia pirmas toksai uola, kur įspūdinga yra. Quay từ đầu đến cuối là A ne? Nu, kietai. Gerai, kad neskipino. Ne taip lengva, čia gal taip atvažiuoti, ne? Nu, atvažiuoti įmanoma, nėra Nu taip... kaip, turi paukot laiko. Turi laiko, bet nėra blogas kelias ar ką, viskas gerai. Jo, tiesiog turi sustoti, atrodo norėtus, kad viskas vienoje vietoje būtų čia. Galėjo Dievas Vietnamo visas vietas į vieną vietą sudėti. Apvažiuoja turistas per 3 dienas ir gerai. Įdomu, labai. Tai va, dabar visi turistai praėjo, grupė išėjo. Tai va dabar tikras kaifas, kai ramybė keivo iš to urvo, visi lašiukai girdisi kaip laša ir formuojasi, ta uola gyva yra. Aišku, ten žiovaujančių yra biškį, priežiūrinčių, bet nieko. Neypatingai įdomus darbas, kažkokie vietoje. Neypatingai įdomus, bet, nu, čia vertas dėmesio, visiems rekomenduojama aplankyti. Ai, paliečiau, tai Nu, pakomentuok. Blemba, dabar neprieinu. Palėtė, tai žodžiu kaip... Čia tai sausas, va, tie tokie kaip... Kad drėgni toks lyg molis, bet lyg akmuo, toks labai irgi įdomus. Kaip mažas vaikas, kai mokosi, liečia viską, visus paviršius, tai čia irgi. Prieš tai galvojom, kad yra orkestras gamtos, o dabar išėjom iš šitogi urvo, tai va tikrasis orkestras, paklausykit. Varo kietai. Vienas yra tas ritmas čyk toks. Šį ritmas. Jau pagavau. Kaip tu, bet gerai pjauna per ausį. Varnas tyrinėja. Kokia išvada? Nešaltas vanduo. Nešaltas. Galima maudytis urve. Galima maudytis. Čia smėliukas, pležas, pasidengi, neišeis. Tai kur mūsų? Mūsų grupė. Kur mūsų prancūzai? Čia mūsų prancūzai. Svarnėtas, čia kaip. Foto. Pasirinkimas toks dilema iškyla, ar sovietiškai pavalgyti, lietuviškai, sovietiškai, ar kaip nori kitaip vadinti, dešrelių rūkytų, ar kaip čia pietietiškai, tuno vat, gabalas tiek pat kainuoja. Na, ką litais pasirinks? Aišku, sasiska, bet sasiską seniai nevalgiau, tai dėl įdomumų pasižiūrėti, kokios Vietname yra sasiskas. O vaizdas nuostabus. Sasiska tarp kitko kiek kainuoja? 3 euriukai. 3 euriukai nepilnai. 70 jų pinigėlių bus 3 euriukai už sasiskas 2. Va taip va. Lygiai tiek pat ir tunas kainuoja. Čia pigiausias tunas turbūt būtų, jeigu pirkti. Daug visko skanaus buvo, bet čia prikolas tiesiog paimti sasiską. Va, vietnamietiška kaip kava darosi. Panašiai kaip ir lietuviška, turbūt čia filtrukas yra va. Įvar va. Vandenį užpylę, turi išvarvėti. Tokia ekspreso gaunasi. Ledukų pateikia va. Kaip įdomybė. Privarvėjo kava. Su ledukais čia viską šaltų dažniausiai geria. Tai iš tikrųjų tikra gera kava. Viena geresnių Vietname ką gerim. Čia nuosėdos, nu va filtrukas, nu. Protinga sistema šiaip padaryta labai neblogai. Gera kava. Tokia kavytė, kiek čia pas mumis kainuoja 20 pinigų. 20 000 eurų. 8 centų. Norėjau parodyti kapines Vietnamo. Tai pas juos va, kaip... Ką aš žinau, kaip čia pasakyti, kaip šventyklos, kiekviena šeima giminė pasidariu savo. Yra va,
kapukai, čia nublemba gražiai. Pasakytum, kad čia bažnyčios, kokie įėjimai, šventyklos, koplyčios. Va. Ir čia turbūt, kaip suprantu, yra giminės didieji žmonės du, o ten jau visi kapiukai kitų, ne? Ir tokių yra, nu, kiekvienas taip ir yra, va. Savo pasistatęs, kuo šustresnė turbūt giminė, kuo galingesnė, tuo didesni čia tie paminklai visi. Drakonai, aišku, ant kai kurių jau galingesnių, nu, va, ir mato ten tie tokie, o to nereikia įsidirbinėti, va, čia pagrindiniai, nuo ko šeima prasidėjo, aš kaip suprantu, ta dinastija jųjų senoliai, ir po to jau visi kapiukai eina vienodo dydžio, tokio paprasto čia. Tu turbūt gal degina čia, kad tokio dydžio, nu, bet va, principė tai taip. Va. Esam Vietnamo turgui. Nublemba, ar čia yra bulvė? Panašiai bulvė, bet ne bulvė. Bet lapai tai kitokie. O gal čia kitokia bulvių rūšis? Medžio, aukų šakos kažkas. Nu kažkokia jo. Nu bet va, turgus tai va taip atrodo. Čia kažkokie velns žino. Yra vynogių, čia vėl neaišku kas. Čia kažkas į mangus panašu, kriaušės. Čia greipfruktai gal. Arbūzai va kokie mažiukai būna. Va, oboliai. Oboliai labai brangus, 3-4 eurai už kilogramą. Va, apelsiniukai. Ne kainų, va čia drakono vaisius ten va. Vynuogių nusipirkom. Čia kažkokie. Aš kaip suprantu, ši čia yra, žinai kas, čia yra nemodifikuos originalus oboliais. Jo, čia yra vietnamys obolė. Bet čia yra, žinok, ne vietnamys, čia yra mūsų protėvių tokie, kokie turėtų būti oboliai. Čia gal tokie, kokie turėtų būti mandarinai. Kaip tik aš šiandien apie tai skaičiau, kad tie originalūs oboliai jų net nesuvalgytum tu. Čia apelsins yra viduje oranžinis toks viešbutį buvo. Kokosai va. Nu va tiek žinau, čia gal cukranė Andrės klausyk. Jo. Jo, matėm. Tokią vieną labai didelę pasiemus kapoja. Tai va, atvažiavam tokį turgelį, labai vietinį, kainos dvigubai mažesnės negu mieste dideliam, iš karto žmogėnai. Tai pasiderėjom dėl įdomumo, tada nusiderėm, kiek ten 5 centų, po to sumokam tą 5 centų. Bet visi laimingi, patenkinti. Visi laimingi, patenkinti, šypsos, va 2 prekės, 3 prekės nupirkom, jau parėmėm vietinį kaimą. Tai va. Kaip vynogi? Saldė. Gal. Dabar valgau va tokį reikalą. Čia padažai valgau. Dabar kaip aš jį pasidarau. Imu čia ryžių kažkokį popierių. Valgomas popierius. Jo, ryžių čiuk padedu. Įdedu va ananasas, agurks, mėsikė. Čia kažkokie lapai. Nežinau, čia paprasta salota, ne? Biški kažkoks čia padažiuks, biški va susuku. Va jį valgau. Puikioji. Vienas geresnių patiekalų Vietname. Ja. Na, skanaus.